Perkūno žinyčios vyriausiasis žynys Krivė Krivaitis neteko mylimos žmonos pačiame jos gyvenimo skaistume. Liūdesio apimtas jis vaikščiodavo Neries krantinėmis, kol vieną dieną išgirdo dainos aidą. Sraunaus upelio pakrantėje Krivė Krivaitis išvydo jauną lietuvaitę, pinančią vainiką. Toks gražus reginys ir mergaitės švelnus balsas pakerėjo žynį, tačiau jis įsidrąsino prieiti ir ją užkalbinti. Nuo tos dienos jie pradėjo matytis vis dažniau ir dažniau, kol patys nepastebėjo, kaip jų lūpos karštam bučiny susijungė. Galiausiai jiedu nusprendė slapta susituokti, o neilgai trukus jiems gimė kūdikis. Tačiau kūdikio pasirodymas pasaulyje sutuoktuvių paslaptį darė stačiai neįmanoma. Jei viskas iškiltų aikštėn, Krivė Krivaitis būtų ant laužo sudegintas, o kūdikio motina gyva į žemę užkasta. Visgi išmintingas žynys sumąstė, kaip išsipainioti. Medžioklės dieną padabinės kūdikį įkėlė jį į 100-metį ąžuolą ir įdėjo į erelio lizdą tokioje vietoje, kur dažnai medžiodavo kunigaikštis. Išgirdę kūdikio verksmą, medžiotojai iškėlė jį iš lizdo ir pasikvietė ne ką kitą, o žynį Krivę Krivaitį, kad šis išaiškintų dievų valią. Tikrasis kūdikio tėvas lyg nieko nežinodamas išreiškė dievų valią. Vaikeliu lemta pasirūpinti, nes jis atneš laimę visai Lietuvai, o pačiam Krivaičiui šį pasaulį apleidus užims jo vietą. Taip ir liko sūnus pas savo tikrąją šeimą ir augo apsuptas meilės. Kunigaikštis vaikui Lizdeikos vardą davė, o tą vietą, kur išgirdo jį verkiant, pavadino Verkiais.